Vai, Alex! Sekmadienis topkikeriai išvykę buvo į Baltąją Vokę, kur šitam stadione prie ganėtinai vėjuotų oro sąlygų žaidėm prieš vietinius Baltąją Vokę 0-0 ir geriausias komandos draugų pripažintas rungtynių žaidėjas Domas, vartininkas mūsų, trumpai apžvelgs, kaip sekėsi rungtynės. Kaip minėjai, 0-0. Manau, taškas yra, sakyčiau, šiuo momentu dėsningas rezultatas. Turėjom ir mes gerų progikių 1-1, turėjo ir jie 1-1, bet man pavyko gerai sužaisti. Mūsų puolėjukams, sakyčiau, galbūt pritrūko šiek tiek. Ir gal ir vėjas patrukdė, gal ir nepratė prie natūralios žolės vėjukas ir, kaip sakant, nesugebėjom realizuoti. Bet visumoje, ką galėčiau pasakyti, dauguma mūsų komandos seniorų jau jaučiasi. Kaip kiti pusę kojas pažaidžia, tai prieš fizinę komandą, kai lošėm, jaučiasi, kad trūksta greičio. Trūksta kažko tai tokio, kad užsikabint, pabėgt, įmušt. Pas toks, manau, reziumė mažas. Jo, iš ties vasara atostogų metas ir jeigu neklystu jau 3 ar 4 rungtynės, kada renkam tokią ribotą sudėtį. Bet plius tau nereikėjo išeiti. Augiai antram vartininkui, kaip praeitose rungtynėse. Vartininkų turim, laimiai tik vienas žaidė šį kartą ir ten, kur priklauso. Bet jo, įmuš nepavyko. Bet ir praleist nepraleido, mane gynyba irgi sužaidė gerai. Tikrai, jo, pasiėmėm kartais man vieną ten sykį, atsimenu, gerą kortelę. Galbūt galėjau užmesti, tokių irgi 50-50, kur galėjo ir nuošalės būti, daugiau gal sušvilpti ir nesušvilpė, galbūt ir sušvilpė, kur neturėjo sušvilpti. Tokių buvo gerų epizodų. Buvo, manau, kova, tikrai buvo ir apsižodžiavimų, bet manau viskas, kaip sakant, gerai.
kovojom visi, dėsningas rezultatas, 0-0, einam toliau, gal greičiau, kaip sakant, hebrai iš atostogų sugrįž, galėsim ir geriau sužaisti ir laimėti. Antrą kartą iš eilės žaidžiam natūralio aikštėje, savaitės vidury prieš Nemenčinę, dabar Baltoji Vokė. Kur pačiam jauti geriau, kur komanda geriau žaidžia? Nu, komanda tikrai ant dirbtinos geriau žaidžia. Man vidury savaitės, atsimenu, šlapioji aikštėje, Nemenčinėje, mano pačio kojos klimpo. Taip, norisi pajudėti iš vietų, o atrodo jau susmigo į žemę ir nebepajuda. Tai pats irgi pajaučiu šitą. Tokie, tai mums tikrai tinka labiau nenatūraliai, o dirbtina. Taip, lieka 2 turai prieš Futboliuką ir Tecą, esam kažkur apie lentelės vidurį, gal labiau jau antroj pusėje. Kaip manai, ką dar galim šitam rate ir žiūrint į antrą ratą, ką galim dar pasiekti? Žiūrint į prieš tai rezultatus pradžioje pirmojo rato, jeigu sugebėtumėm surinkti pilną pajėgumą komandos, mes tikrai galime iššokti nuo viduriuko daugiau į viršų. Bet jeigu susirinkimas laikysis toks, koks šiuo metu ir pusė žaidėjų yra pusiau traumuoti, pusiau gali žaisti, tai tada, sakyčiau, maksimumas viduriukas, mano nuomonė. Supratau, o ką apie varžovus? Kaip šiandien atrodė komanda, su kuria žaidėm tik tai žiemą, o didelė aikštė pirmą kartą? Žiemą neatsimenu, nežaidžiau, bet man šiaip patiko, davė fizinę kovą, tikrai. Galbūt per daug šnekų buvo pirmam kėliny tarpusavyje, sakyčiau. Mes irgi pradėjom veltis į kažkokius tai apsižodžiavimus, kartais gal teisėjo švilpukai kažkokie nei į vieną, nei į kitą pusę gausi. Tai, kaip sakant, sukėlė emocijas, bet šiaip man patiko. Ir varžovo žaidimas, ir mūsų, žinai, irgi duota kova tikrai, sakyčiau, pagarbiai. Daugumoje, galima sakyti, galutinai baigėm pagarbiai. Vienas kitam rankas galėjom paspauti, pasidžiaugiam rezultatu, geras oras, taip sakant, visi po tašką išsiveža, manau, ir tie patenkinti. Liuks, ačiū Domai ir iki kitų kartų. Iki.